O dabar tema, kurią labai didžiuojamės šitoje studijoje, nes patikėkite, lietuviai yra labai stipri ir galinga žvejų tauta. Ne pirmą kartą, atrodo, tai girdime ir tikrai ne veltui. Pernai Lietuvos rinktinė iškovojo auksą pasaulio poledinės žūklės čempionate ir galbūt pernai tai ir galėjo atrodyti kaip atsitiktinumas, sėkmė ar tiesiog vienetinis atvejis, bet šių metų čempionatas jau yra geras įrodymas, kad mes tikrai esame stipriausi šiame sporte pasaulyje. Lietuviai apgynė čempionų titulą, o sugrįžę pasaulio čempionai. Asmeninių varžybų nugalėtojas Artūras Skvirba ir rinktinės vadovas Rolfas Bitinas jau pas mus studijoje. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki, vyrai. Atrodo, kad labai tvirtai ir ramiai jaučiatės čia kaip nugalėtojai. Ar jau įpratot laimėti, tapo visiškai norma jums čia pasaulio čempionų titulas? Tai, Adomai, mes jau turime čia paužtikrintą medalį rankose, gali žiūrovams parodyti, neblogai jie ir sveria. Nebejoju, kad šiokį tokį užtikrintumą jau turite, taip? Jo, bet sunkiau buvo ne kiek laimėti, kiek apginti. Pernai tapo Mongolijai pasaulio čempionatą. Laimėjom lygiai taip pat kaip ir šiais metais. Tai buvo galbūt didesnė atsakomybė apginti, nes esam jau 4. kartą pasaulio čempionai, bet nie kartų nebuvo taip, kad mes galėtume apginti. Pailiui 2 kartus iš eilės galėtume iškovoti tą titulą. Visą laiką būdavo 1. vieta, 4. vieta, 1. vieta, 2. vieta. O čia važiavom su tokia atsakomybė, kad reikia jį apginti. Pagaliau pralaužti tos ledus ir pasistengti apginti šitą titulą. O tarp kitko, kokio storio ledą laužėte? Pernai metais buvo 1,50 m, tai Mongolijoje turėjome ledo storį, ten užtrunka išgręžti nuo 45 sekundžių pirmą eketę ir paskui sportininkas pavargsta, sekantį eketę eina 2 minutės, sekantį 3 minutės, sekantį 5 minutės, tai krūvis, tikrai, patikėkit manim, rankom gręžti. Tikrai yra ką. O šiemet kaip su ledu? Šiemet nestoras, tenai Mičigane ledas iki 0,5 metro, 40 cm, 30 cm, tikrai nestoras. Jau nustebinot mus netgi prieš pokalbį, nes sakiau, tai ką čia, koks tas sportas yra, pasiemi meškerę ir eini, o sakot, ne, reikalinga ir kardio, pavyzdžiui, salė jau nuo rudens, o tams tai reikia ir dviratį paminti. Tai papasakot, koks tas fizinis pasiruošimas atrodo? Fizinis pasiruošimas prasideda rugsėjo mėnesio pabaigoje, bent jau pas mane. Pradeda eiti į treniruotės, kardio treniruotės, kad būtų lengviau jaustis ant ledo. Taip žymiai lengviau yra gręžti storą ledą, nes gręžiam tik rankomis, jokių suktukų nenaudojame elektrinių prietaisų. Ir po keletos ekečių išgręžimo grįžus galiu pilnu tempu pradėti gaudyti, nebūna jokio šoko organizmui. Ok, Artūrai, jūs tapote individualių asmeninių varžybų čempionu, ar ne? Taip. Kodėl būtent jūs? Kaip galėtumėte papasakoti, kas lemia, kad jūs, būdamas Artūru, esate pasaulio čempionas, o ne koks Latvis, Suomis ar Ispanas? Ta klausimą ne jam, man reikia daryti. Jis tikrai buvo vienintelis tas, kuris buvo psichologiškai išrinktinis, nusiteikęs laimėti nuo pat pirmų minučių. Ir iš sportininkų labai matosi, iš šono žiūrint, juos treniruojant, iš šono labai matosi, kuris yra nusiteikęs laimėti, kuris daugiau simuliuoja, mes visi žmonės esame, yra ir simuliantų. Iš žvejyboje? Tai be abejo. Tai tikrai daug reikalaujantis jėgų, pastangų ir daug žinių reikalaujantis sportas. Tai nėra taip paprasta. Išgręžti eketę, atsisėdai ir žvejai. Ne, ten reikia dar ir sugebėti judėti, nes tave atakuoja į tavo eketės kitų šalių sportininkai. Reikia greitai judėti, reikia greitai orientuotis. Už nugaros pas kiekvieną sportininką yra dar 2 treneriai, kurie nurodo, kur bėgti, kur gręžti, ką daryti. Sportininkui tik yra uždavinys pagauti žuvį. Visą kitą judėjimą jo kontroliuoja dar 2 žmonės už sektoriaus, už tos vietos, kuris žvejoja. Reikia pabėgti nuo kitų dalyvių, nes tave puola atakuoja. Taip kad šitoje vietoje labai reikalingas tiek fizinis pasirengimas. O Artūras vienintelis išrinktinis, tas, kuris buvo susikaupęs. Aš penktadienį jau pasakiau po oficialios treniruotės, kad Artūras iš Lietuvos rinktinės bus užims aukščiausią poziciją. Taip ir atsitiko pagal rezultatą. Artūras ir dabar susikaupęs. Ir vis vien labai kuklus, kaip su tokiu medaliu grįžęs. Aš visada, mano toks būdas. Aš ateinu į sektorių, net ir Suomių sportininkai sako, ateina tyliausiai. Sektoriui padaro tai, kas nelabai įmanoma ir vėl tyliai išeina ir jo niekur nematyti. Gerai, jūs ant ledo praleidžiate per dieną ant ežero paviršiaus per kiek valandų, nes atrodo, ten tikrai gan šaltai, vis tiek pusto, tu sėdė kaip ir vietoje, po to aišku bėgioji, bet... Mes dabar darėm po 2 treniruotės, taip, treniruotė mūsų užtrunka grinai darbo 3 valandas. Mes klūpim ant ledo, gaudom žuvį, be pirštinių gaudom, rankos jau pripratę pas mus, tiesai būna ir nušalimų, visko. O kam be pirštinių gaudyti? Nesukontroliuos valo. Gaudom gan plonų valu,
pas mus labai daug lemia technika. Ir mūsų treniruočių, sakykim, tikslai yra tokie, kad kaip priversti žuvį kepti, o kaip ją priverčiam kepti, tada kas yra techniškesnis, tai yra greitis labai daug ką lemia. Tai valas pinasi papildomai visų dalykų, tai būna, jeigu rankovės turi lipdukus, sukame izoliaciją, kad nesikabintų. Pas mus viską lemia ten greitis pagrindė. Tiesą pasakius, Artūrai, šiek tiek iš jūsų rankų matosi, kad žvejojau 2 savaitės. Šiek tiek pašalusias, ar ne? Jo, jau atsigaunau nieko. Jo, sportininkai praleidžia ne tik po 6 valandas, dar yra pertrauka, dar reikia kelis kilometrus nužygiuoti iki treniruočių, reikia grįžti, tai da plus organizmas kariauja su šalčiu, tai įsivaizduokit, kokį nuovargį organizmas patiria. Mes labiau pavargstam ne nuo fizinio krūvio, mes labiau pavargstam nuo šalčio, todėl kad kūno dalelis visus kariauja su šiluma, kad tas apšildyt kūną, tai grįžti jau ten šioks toks jau. Sąlygos sudėtingos, bet galbūt už tokį vargą ir prizai solidus. Ką gavote? Prizas yra tauris ir yra titulas, daugiau nieko. Piniginio nėra? Ne, mums valstybė neskiria nei 1 euro, nors 4 kartus tapom pasaulio čempionais, mes negavom nieko. O tai tikslas tada yra koks jūsų? Ta prasme, kas motyvuoja? Nes iš savo pinigų reiškia reikia varyti? Ar Garsinate? Ne, pinigų šiaip netaip gaunasi susirinkti, ten dasideda sportininkai savom lėšom į Mongoliją. Ten tikrai nedaug dasidėjo sportininkai, Amerika lygiai ta pati, labai dėkingi Amerikos lietuviam, nes turėjom pirmą kartą tokį palaikymą iš Amerikos lietuvių, jų buvo ten apie 15-20 suvažiavo iš New Yorko, iš visų Čikagų ir labai daug parėmė, daugiau kaip pusę biudžetų sudarė surinktos lėšos Amerikos lietuvių, tai ten tikrai lenkiam prieš jos galvą. O titulas, kurio, garbė ir taip toliau mes nelabai yra valstybei iš ko ir mums duoti, nes ten pagal įstatymą yra 16 komandų, kur mes gaunam balus, šitoje vietoje susirinko tik tais 10, taip kad mes nepretenduojame jokias valstybės lėšas, o sportininkai kaunasi dėl to, kad įrodytų patys savo ir kitiem, kad mes esame vis dėlto stipriausi. Ir kad išgirstų žmonės apie Lietuvą, kuo daugiau mes norim padėkoti, kad jūs darote tokį gražų darbą ir tikimės, kad jeigu šiuo metu mus žiūri tie, kurie norėtų jums padėti pasiruošti kitiems čempionatams, mielai prašom. Ačiū už jūsų laiką. Ačiū. Dėkui jums.